Treneris, sveikinimai su pergale, sunki pergalė Telšiuose, kaip ir visada čia turbūt atvykus ar ne, tai jūsų mintis po rungtynių? Tai labai džiugu grįžti į A lygą po tų europinių kovų ir labai buvo svarbu grįžti su pergalė, su 3 taškais. Tai matėme, kaip sunku buvo šiandieną, tai didžiuliais pagyros padėka komandai, žaidėjams, kurie kaip komanda, sakyčiau, atidirbo. Nes šiandieną to futbolo labai daug nebuvo, tai buvo daug kovos, daug veiksmo ir akcentas buvo prieš rungtynes toks, kad šiandieną ta komanda laimės, kuri daugiau noro, daugiau kovos parodys aikštelėje. Tai taip ir buvo, tai išlikom komandą nuo pirmos iki paskutinės minutės, tai tiesioginė to žodžio prasme darbinė pergalė, dėl ko labai džiugu. Apskritai būna daug tokių neaiškumų po tų europinių kovų, kartais komandos grįžta po jų išsibalansavusios. Tai ką matot savo komandoje po tų europinių dvikovų ir kaip vyko pasiruošimas šitom rungtynėm? Tikrai Europa buvo, ypač paskutinės 2 rungtynės buvo sunkios psichologiškai, po nesėkmių, po rungtynių, kuriuose negalėjome žaisti 11 prieš 11, tai tiek fiziškai, tiek emociškai buvo sunku, tai dėl ko ir sakiau, buvo svarbu grįžti pergalį į A lygą, kad tas psichologinis momentas, tas lūžis, kad įvyktų į gerąją pusę, nes pats balansas, tokia emocinė būsena po visų tų kovų kelionių nebuvo labai gera, tai dabar šitie 3 taškai, šitą pergalį tikrai mums suteiks psichologinių jėgų. Pirmavot, vėliau varžovai sugebėjo įmušti ir išlyginti rezultatą, bet greit vėl pavyko išsiveržti, tai ta pati rungtynių dinamika link kur jums vedė, ypatingai po praleisto įvarčio, ar ne, kai buvo jau rezultatas 1-1, į kur viskas ėjo jūsų akim? Aš manau, kad pradėjome rungtynės taip lėtai, nedidelių tempų, labiau kontroliuodami kamuolį, ieškodami progų, kurių nepavyko daug susikurti. Tuomet antras kėlinys toks prasidėjo gan vangiai ir džiugas, kadangi pralaiminėjau, tai iš tikrųjų pagyriaus jiems, labai gerą komandą turi, labai gražų žaidimą žaidžia ir tikrai buvo sunku prieš juos gintis tiek aukštam spaudimą, tiek vidutiniam žemam blokė, tai tikrai gerai žaidžia komanda ir mes turėdami vieno įvarčio persvarą truputį sėdom žemyn į tą mūsų žemą vidutinį bloką. Ir natūralu, kuo jie ilgiau turi kamuolį, tuo mums sunkiau ginti, žinau. Tai vienos iš atakų metu ir įmušė iš tikrųjų gražų įvartį. Tai labai džiugu, kad pavyko atsakyti gan greitai savo įvarčių. Įskaitant ir šias rungtynes, per 13 dienų 5 susitikimai, kaip išgyventi šitą laikotarpį Kauno Žalgiriui? Gyvensim diena iš dienos, tai dabar kas svarbu atsistatyti. Tada įvertinti žaidėjų būklę, tada žiūrėti, kas galės startuoti kitose rungtynėse, kur reikės korekcijas atlikti. Tai situacija yra kokia yra, mes turim prie jos prisitaikyti. Tai taipogi žaidėjam irgi sakiau, tas kelionė mūsų Europoje, norėjom joje kuo ilgiau būti, bet ji turi savo kainą, dabar prisikaupę rungtynių daug, laiko mažai, tai dabar kadangi norėjom ten pabuvoti, tai turėsim truputį pakentėti savo lygų.